Sveiki visi, atėjo ruduo, šalta laukia, bet dirbti reikia, nes valgyti reikia. Kas, kaip ten sako, liaudis, kas nedirba, tas nevalgo, ne? Tai aš šiandien norėčiau pakalbėti apie žmogaus poreikius. Tai vėlgi, nuo ko ir pradėjau šitą savo įrašą. Tai yra darbas, maistas, šiluma. Tai yra prigimtiniai, sakykime, žmogaus poreikiai. Buvo toks mokslininkas Abrahamas Maslow ir jisai 1943 metais sukūrė, reiškia, poreikių tokia kaip piramidė. Aš remdamasis šito mokslininko sukurtų metodų bandysiu pakalbėti apie tai, kaip į žmogaus poreikių visą tą hierarchinę sistemą kažkaip įsifiltruoja priklausomybės liga ir tai tampa žmogaus tokiu vienu iš esminių poreikių. Tai leiskim ten vartot alkoholį arba narkotikus. Žmogus kaip jis gimė, tai aš manau, jis tikrai gimęs, jis tokio poreikio neturi, reiškia kažką ten, paprastai kalbant, būti apsvaigusiam, neturi žmogus tokio poreikio. Jis atsiranda iš charakterio savybių, socialinės aplinkos, netinkamo kontaktavimo, reiškia. Įsivysto šita liga ir pabandysim pakalbėti apie tai. Tai žmogaus poreikiai. Tai pradėsim nuo pat pradžių, tai yra fiziologiniai poreikiai, be kurių žmogus aplamai negali egzistuoti. Tai kaip jau ir pradžioj minėjau, kas nedirba, tas nevalgo, tai mityba, geriamasis vanduo, deguonis, šiluma, poilsis, miegas. Be šitų dalykų žmogus aplamai neegzistuotų, jeigu jis šitų nepatenkina savo poreikių. Tai žmogus toks kaip žmonių rasės tokios aplamai nebūtų, aš manau. Tai toliau saugumo poreikiai, pastovumas, stabilumas, gyvenamas plotas, emocinis ir fizinis komfortas. Tokie paprasti dalykai, bet visiems turbūt jie gerai žinomi, reiškia, ir girdėti. Taigi toliau socialiniai poreikiai, bendravimo poreikis, emocinis ryšys, pritapimo jausmas, kontaktas su artimais žmonėmis, savigarbos poreikiai, tai yra asmeninė kompetencija, reputacija, asmeninis progresas žmogaus. Ir paskutiniai jau aukščiausioj šitoj hierarchijoje yra savirealizacijos poreikiai, tai yra saviraiška, asmeninis tobulėjimas, kūrybiškumas. Tai išvardinau visus, reiškia, visus žmogaus poreikius. Ir pradėsim vėl nuo pat pradžios, tai vėl nuo pirmųjų tų fiziologinių poreikių. Tai jeigu ir kaip tai susieti su priklausomybės liga. Tai kaip minėjau, fiziologiniai žmogaus poreikiai. Taip, tai yra geriamas vanduo, maistas, poilsis, taip deguonis, šitie visi tokie esminiai dalykai. Reiškia, jeigu žmogus gyvena žemiau skurdo ribos, tai neturi, daleiskim, kur normaliai stogo virš galvos, ten kažkokio darbo, tai aišku neturi pajamų,
neturi maisto, gal negali, na, čia pas mus Lietuvoje, kad kažkas badautų, tai nebent savo norų, ne, kažkas taip gal daro savanoriškai, o šiaip tai, nu, Lietuvoje nebadauja žmonės, bet daleiskim, gali neturėti pinigų nusipirkti geresnio maisto. Tai vėlgi, sakyčiau, tai yra žemiau skurdo ribos. Žmogus gyvena ir, žinoma, tada žmogaus vidinė savijauta yra bloga. Taigi išgėrus ar pavartojus cheminių medžiagų susidaro iliuzija, kad situacija nėra jau tokia bloga. Taip, ir gydymo pradžioje sergantis priklausomybę žmogus jaučia abstinencijos sindromą. Abstinencijos sindromui sustiprėjus atsiranda stiprus noras vartoti cheminę medžiagą. Todėl žmogus turi būti fiziškai atribotas nuo šitos medžiagos vartojimo. Nes vat būtent šiuo metu abstinencijos būsenoj tai žmogui yra, sakyčiau, tai yra fiziologinis poreikis pavartoti cheminę medžiagą ir jis yra stipresnis už visus kitus fiziologinius poreikius, tokius kaip mityba, šiluma, vanduo, poilsis. Viso šito žmogui reikia, bet pirmiausiai jam reikia pavartoti arba išgerti ten kažkokios cheminės medžiagos. Ir tik po to žmogus pradeda galvoti, ką pavalgyti, gal kur jam miegoti ar va tokius dalykus. Tai va, kaip ir minėjau, atriboti reikia pradžiai žmogų fiziškai nuo cheminės medžiagos, kadangi jis dažniausiai jau pats nebesugeba to padaryti. Tai va, toliau nesaugumo jausmas, tai mes jau einam į antrą laiptelį, saugumo poreikiai. Tai va, nesaugumo jausmas. Psichologinė ir fizinė trauma gali skatinti žmogų vartoti cheminės medžiagas. Cheminė medžiaga gali laikinai padėti suvaldyti stresą ar sudaryti psichologinį ir fizinį komfortą. Taip, gali. Mes turbūt, kad ir esam tai vartoję, tikrai žinom, kad stresas, fiziologinis, kažkoks psichologinis, fizinis, reiškia nepatogumas, mes viską galim sutvarkyti tos savo mėgstamos cheminės medžiagos pagalba ir taip elgiamės visą gyvenimą mes. Baigiantis medžiagos poveikiui, visi anksčiau išvardinti veiksniai sustiprėja. Problema niekur nedingsta, todėl norima kuo greičiau vėl sugrįžti į komforto zoną. Taip, tai problemos tai niekur nedingsta nuo to, kad aš ten pavartojau kažko, tai gal tik tuo metu daro iliuziją, kad viskas lyg ir ne taip ir blogai. Bet problemų tai, kaip mes turbūt nieko čia naujo nepasakysiu, kad jų tik tai daugėja realiai, nemažėja. Nebent per tą laiką, kol vartojau, kažkas tą problemą už mane įsprendė. Tai nebent tokiu būdu. O pats tai aš realiai ten prisivartojęs negaliu realiai nieko spręsti. Arba prisprendžiu taip, kad tada dar daugiau tų problemų atsiranda ir reikia vėl kažkam kitam jas už mane tvarkyti. Tuo metu yra tik viena greičiausia priemonė tai padaryti. Tai vat vėlgi pavartoti cheminę medžiagą. Taip atrodo, sprendžiu aš savo problemas. Tai va, tai tokia liaudės išmintis sako ten apie alkoholį. Alkoholis yra visų problemų priežastis ir jų sprendimo būdas. Tai labai gerai atspindi iš tikrųjų alkoholinę priklausomybę, kas liečia
visos tos priežastys atsiranda dėl alkoholio vartojimo ir aš lyg ir bandau spręsti tas problemas vėl alkoholį vartodamas. Tai toks uždaras ratas gauna. Norint toliau tęsti gydymą, reikia užtikrinti, kad žmogus jaustųsi saugus fiziškai ir psichologiškai. Kaip žmogus esantis šitoj vietoj, labai svarbus yra bendras požiūris, ko konkrečiai žmogui reikia, mano nuomonė, nes mes visi esame skirtingi. Tai reikalinga pradžiai užtikrinti žmogui gyvenamą vietą, stabilias kažkokias finansinės išmokas, ten sveikatos gal kažkokią priežiūrą, minimalę ar pagrindinę. Ir tada jau galima kalbėti apie kažkokį tai sveikimą. Nes tai yra fiziologiniai tie saugumo poreikiai, atsiprašau, ne fiziologiniai, kad jie turi būti patenkinti, kad žmogus galėtų sveikti nuo šitos ligos ir eiti į priekį. Toliau eina socialiniai poreikiai. Tai kiekvienas žmogus turi poreikį būti priimtas į žmonių grupę, turinčių tokius pačius tikslus, vertybės ir siekius. Dažnu atveju sergantysis priklausomybės liga nori priklausyti tokiai žmonių grupiai, kurių tikslai ir siekiai sutampa su paties siekiančioju priklausyti tokiai grupiai tikslais ir siekiais. Aš kažką, daleiskim, noriu gyvenime ten padaryti, pasiekti, aš einu pas tokius žmonės, kad jie irgi to užsiima, daleiskim, kažką veikia į tą pusę. Ir kas nutinka dažniausiai priklausomybę sergančiam žmogui, kad, kaip čia pasakyti, paprastai norai nesutampa su galimybė. Aš turiu visokių tos gyvenu, reiškia, kažkokiuose fantazijose, ten svajonėse, koks turėčiau būt, koks norėčiau būt. Ir ką norėčiau veikti iš tikro, bet aš, daleiskim, nesu toks kaip tie žmonės. Aš neturiu kažkokių vertybių, man būdingų savybių, kaip turi ta grupė žmonių kažkokia tai. Ir atėjęs į tokią grupę žmonių, dažnai toks žmogus tampa kito grupės narių pajuokos objektu arba atlieki tik kažkokius pagalbinius darbus. Aš pasigalvokit apie save, ar jums tikrai yra taip nutikę, ką aš čia kalbu. Ir tikrai dauguma atrasit, kad jums kažkas panašaus, jūs kažką esate darę ir kažkaip panašiai jautėtės. Tokiu atveju žmogus bendrauja su jo pasirinkta grupe, bet jaučia psichologinį diskomfortą. Ir jam tada kyla daug vidinių prieštaravimų. Aš, reiškia, noriu būti toks, bet aš toks nesu. Manęs nepriima, iš manęs šaiposi, bet aš vis tiek kažkaip laikausi prie tos grupės, daleiskim, žmonių. Jeigu paprastai kalbant, taip pat žmogus jis nežino, kas jis yra toks. Jis neįsivardina, reiškia. Tai ir vėl verčia vartoti cheminę medžiagą, jo mėgstamą. Pavartojus cheminės medžiagos, žmogus savo vidinėme pasaulyje gali būti tokiu, kokiu jis nori būti, bet realybėje toks nėra. Priklausomybės gydyme tai yra esminis dalykas, skatinantis motyvaciją, pasitikėjimą savimi sveikti nuo priklausomybės ligos. Ir šitoj vietoj šiam tikslui pasiekti, aš tai manau, kad
reikalinga grupinė terapija, savipagalbos grupės. Jeigu paprastai kalbant, tai atkurti santykį su socialinė aplinka, teisingą santykį, nes tokiam žmogui labai svarbu, jam yra palaikymas, supratimas, jeigu jisai yra ne tarp tų žmonių, kad jie šitą gali jam suteikti. Gydymas tai yra labai miglotas, sakyčiau, sudėtingi reikalai tada. Tai ir gydymo pradžioj labai svarbu šitie dalykai. Atrasti tokių žmonių grupę, kad jie yra, sakykime, tokie patys kaip aš. Šitoje vietoje savipagalbos grupės labai svarbu. Ten atrandama reiškia, visi šitie reikalingi dalykai, tokios kaip supratimas, palaikymas. Tai yra labai svarbu. Toliau eisim prie kito savigarbos poreikiai. Savigarba yra susijusi su savivertė ir pasitikėjimu savimi. Žema savivertė dominuoja priklausomybę sergančio žmogaus vidinėme pasaulyje. Ir dažnai net nesupranta tas žmogus, kad taip yra. Sudėtinga pačiam iš savęs suprasti, kad, žinai, čia kažkaip mano savivertė mažoka, ne? Reikia padidinti ją. Reikia kito žmogaus, kitų žmonių, reiškia, apie tai pakalbėti. Dažniausiai specialisto pagalba reikalinga savivertė. Yra vėl visokie moksliniai metodai, kaip dirbti su savivertė, apie tai kalbėsiu vėlesniuose savo video. Taip yra todėl, nes nėra patenkinti arba netinkamai patenkinti žemesni visi tie poreikiai, apie kuriuos aš prieš tai kalbėjau. Jeigu žmogus yra alkanas, nepailsėjęs, neturi stabilumo, jaučiamas psichologinis, kartais fizinis diskomfortas ir dar prie viso šito vartojama cheminė medžiaga. Toks žmogus sunkiai pritampa prie aplinkos. Logiška, viskas suprantama. Priklausomybės liga sergantis žmogus yra stigmatizuojamas visuomenės. Apie stigmatizaciją irgi kalbėsiu tolesniuose savo video. Jaučiama didelė socialinė atskirtis, tai čia vėl jau toks socialinio darbo toks įsireiškimas. Paprasčiausiai, liaudiškai kalbant, žmogus jaučiasi nepritapęs prie aplinkos, jisai jaučia vienatvės jausmą, nesupratimą, nors iš dalies pats dėl to jis kaltas yra. Taigi, norint atkurti pasitikėjimą savimi, galima, aš kaip ir sakiau, yra tie visokie moksliniai metodai. Jeigu tokie paprastesni gal dalykai, tai reikia dalyvauti paprasčiausiai terapinė, visuomeninė kažkokia veikla, užsiėmimai, reiškia, kad ir savanoriavimas. Reiškia, aš einu kažkam tai padedu neatlygintinai ir jau vidinė savijauta mano keičiasi. Atrodo, kad čia eisiu dabar nemokamai kažkam kažką daryti, ne? Bet čia ne tame, ne materijoje esmė. Dėl savo dedamų pastangų sveikti nuo priklausomybės ligos aplinkinių požiūris keičiasi. Tai būtent aš tokį kaip pavyzdį paprastą pateikiau, savanoriavimas, ne? Ir iš karto, reiškia, aplinkinių požiūris į tave keičiasi. Arba, nežinau, nueik ten, kur gyveni, aš ką pastebėjau, reiškia, išėjau į kiemą, paprasčiausiai išloju lapus, ne?
Ir visi kaimynai eina, labą dieną, va koks jų šaunuolis, sako. Va galėjom ir mes, sako, čia prie to prisidėti, galvoju, o tai ko jūs čia kalbat, to ko neprisidedat, ne? Vidui, bet aš sakau, jo, ačiū. Vat atsiranda požiūris kitoks, reiškia, į žmogų. Atsiranda pagarba ir supratimas. Taip, paprasčiausiai išeik ir pašluok kiemą savo, ne, ir jau pasikeis iš karto kaimyno požiūris į tave, negu tu ten eini cigaretės, ten rūkai, mėtai belenkur girtas, plaikstaisi, darai nesąmonės, ne, o dabar žiūrėk kiemą šluoja, o žiūrėk, va, jau keičiasi požiūris, paprasti tokie dalykai, ne. Tai vat ir tuo metu su savigarbos didėjimu, tai didėja ir motyvacija sveikti nuo priklausomybės ligos. Ir paskutinė savirealizacijos poreikiai. Priklausomybės liga sergančio žmogaus pagrindinis tikslas yra vartoti cheminę medžiagą, kad gautų lėšų įsigyti jam reikalingą šitą produktą. Žmogus gali būti labai kūrybingas ir išradingas. Bendraudamas su tokiais pačiais priklausomybės liga sergančiais asmenimis, išreiškia save ir tenkina bendravimo priklausimo poreikius. Dažnu atveju dalinasi patirtimi, kaip sugebėjo gauti pinigų įsigyti ir savo mėgstamai cheminiai medžiagai. Kitaip tariant, tai bando save realizuoti vartodamas cheminę medžiagą. Šitoj vietoj gal reiktų padėti klientui suprasti, o ką jis aplamai norėtų gyvenime veikti. Paprastai, o ką aš taip darau, jeigu konsultuoju žmogų, tai prieinam iki šitos vietos, tai paprastas klausimas, o ką tu gyvenime mėgsti, o ką tu norėtum veikti, kokie tikslai tavo yra, kokie siekiai. Kad būtų aiškiau ant lapo gal užsirašyti. Atrodo paprasti dalykai, bet jie yra veiksmingi. Tai galima daryti skatinant kažkokią užsiimti, vėl kaip sakiau, kūrybinė veikla, savanorystė, galima kažko mokintis, paprasčiausiai augti ir tobulėti. Paprasti tikrai dalykai, bet iš tokių paprastų dalykų ir susideda poreikiai, žmogaus motyvacija. Dalyvaudamas tokiuose veiklose žmogus geriau supranta save, atranda savo stipriasias, silpnasias puses. Savęs pažinimas yra esminis dalykas siekiant savirealizacijos. Taigi apžvelgiam visus poreikių hierarchijos etapus ir kaip tai integruojasi į priklausomybės ligą, kaip integruojasi visuose šituose etapuose. Tai apibendrinant galima teigti, jog gydant priklausomybės ligą labai svarbus nuoseklumas. Taip, iš eilės viskas yra daroma. Vėlgi ir šitie poreikiai nuo apačios iki viršaus, nuo 1 iki 5. Apžvelgime. Taigi remiantis šitą Harold Abraham Maslow poreikių piramide, visi poreikiai turi būti tenkinti hierarchinę tvarką. Tai kaip ir sakiau, iš eilės. Kadangi tokiems žmonėms, sergantiems šią ligą, tvarka, disciplina yra svetimi dažniausiai dalykai. Nėra jokios tvarkos, jokios dienotvarkės. Pas tokį žmogų viskas sugriuvę. Tokie priklausomybė sergantys asmenys susiduria su daugybė problemų. Tai fizinės, socialinės problemos.
kaip žinom, apima šita liga visas gyvenimo sritis. Tai vat ir visas gydymas turbūt turėtų būti orientuotas į priklausomybės ligos simptomatikos valdymą. Vat vėlgi aiškinantis turbūt visus šitus poreikius iš eilės, matoma, kur reiškia kažkatras poreikis nepatenkinamas ir ką mes galime, aptarėme su žmogumu, ką galima padaryti, kad šitą jo poreikį patenkinti. Sutarėm kažką tai. Tai vat aš norėjau taip tokį ir trumpesnį video padaryti, nes ten po valandą per ilgi video, gal žmonėm gal biškį šiek tiek atsibosta klausyti čia mano tų pasakojimų. Tai dėkui iš tikrųjų visiems už dėmesį. Viešoji įstaiga Tikime galime. Kontaktai yra nurodyti. Jeigu turit problemų, prašom paskambinti, kreiptis. Ir tikrai su mūsų ir jūsų bendru darbu tikrai išspręsim jūsų problemą vienokiu ar kitokiu būdu. Tai ką, gero jums rudenio gražaus ir iki kito susitikimo.